Gerai. Ir vėl mes. Ir vėl mes čia. Grožio reikalai. Su Karolina. Ir su Jolanta. Na, žodžiu, tai labai smagu, kad matom, kad žiūrinčiųjų gretos auga. Žodžiu, taip. Pasirodo, įdomiai kalbam, ane? Pačios įdomiausios, gražiausios. Tai kas kitas pakel savo uodegą, jeigu ne Tai aišku, tai mes turim savo vietą, kur norim, ką aš ne. Mes galim čia išsireikšti vienu žodžiu. Taip. Va. Tai ką? Tradicija. Jo, tradiciškai. Prašau, pradedam. Kosmetinė. Man pradėt. Nu, ką gerai. Šiandieną tu naudoji? Ką šiandieną turiu? Kad daug nesiplės, labai daug naudoju. Aš daug naudoju, tas yra tiesa, žodžiu, naudoju daug, bet šiandien ką atsinešiau, tai atsinešiau hidrogelio padelius. Tokie. Žodžiu, padeliai, matosi, kad jau yra nunaudota. Man patinka tas, kad tikrai labai gerai priglunda ir apima visą pakį. Naudoju rytais, kartais ir vakarais, tada, kada jaučiu ir šiaip po dienos, kada pasausėja akis, nes ir po darbo būna, tai aš ir mėgstu ir pasitrinti ir kada kartais reikia truputėlį pamiego atitinti. Mano irgi mėgstamiausias yra produktas, šiaip naudoju iš tikrųjų pakiams. Pakiams? Jo, daug naudoju, nes daug kas klausia, kodėl gražus tie pakiai ir taip toliau, iš tikrųjų naudoju daug. Taip, pakiams. Nes reikia naudoti, reikia skirti dėmesio. Greičiausiai senstanti zona. Taip, ir kai kartais sako, o tai kaip galima, o tai jeigu naudosiu 2 kartus per savaitę, ne, naudokit kiekvieną dieną, o idealiausia tai 2 kartus per dieną. Ne? Teisingai. Taip, viskas tiesa. Tada turiu dar pH formulos Synergy serumą, naudoju savo randelėms. Iš esmės šiaip tai yra anti-agingo produktas, bet kadangi turi daug ir bioretinoidų ir gerai regeneruoja, tai žodžiu, aš naudoju ir randelėms ir tiesiog kartais, žodžiu, tik tai lokaliai, o kartais ir visam veidui priklausomai nuo to, ką naudoju kartu. Dažniausiai ingredientai anti-agio ir aknės yra labai panašus. Problemom galima pritaikyti tiek nuo raukšlių, tiek nuo spuogų. Taip, tiesiog čia yra kitas klausimas, kaip marketingas pateiks, ar pateiks tą momentą dėl aknės ar dėl anti-agingo. Bet iš esmės tai taip, ingredientų klausimų tai yra labai panašu. Ir kitas dalykas, tai atsinešiau savo tokią vardinę dėžutę. Aš galvau penalas. Tai kaip atrodo kosmetologo penalas, tai važinokit, čia yra kosmetologo penalas, žodžiu. Tai čia yra ampulės ir aš šitas pakuotės dažnai naudoju ir kelionėms, kai kažkur keliauju ir šiaip iš tikrųjų namuose, tai laikau šitam dėklę, turiu jų keletą. Tai tiesiog gal šiandien parodysiu vieną mėgstamiausią savo ampulę, ką aš naudoju, pavyzdžiui, prieš makiažą, naudoju ir šiandien. Tai yra Speedlifto ampulė Revidermo, kada norim neprikaištingo makiažo, kada neišsimiegojom, tai yra ne odos sveikatinimui, bet būtent tam tokiam po procedūriniam odos švitėjimo efektui. Tai gal pasidalinsiu? Pasidalinsiu tikrai, dar įdėsiu, kad pirštų nesusi... Kai labai nori su pirštais atidarai. Nu, aš įdėsiu. Tai va. Taip ir mes gyvenam tom naujienom su Karolina dalinamės. Dalinamės, tikrai. Viskuo, visą informaciją, mes tokios gudrios. Mes gudrios, mes mėgstam pasiskambinti, prakalbėti valandą laiko ir daugiau. Mano rutina, tai esu ambasadorė Dermeden produkto, aišku, aš nuo jo nenutolu. Tai mano jau sezonas toksai, kad reikia tos drėgmės, tai yra drėkinantis kremukai ir taip pat dieninis kremas su SPF-u, su apsauga, dieninio kremo funkcijos, mišriai jodai naudoju kaip vieną kremą visom problemams spręsti. Tai Dermedenas turi šitų produktų, aš trumpai ir aiškiai, nes pas mane minimalistinis požiūris yra į kosmetiką, aš mėgstu neperkrauti ir naudoti kosmetiką, kur yra daug aktyvių ingredientų suderinta viename produkte. Tai Dermeden ir yra tas produktas, kur daug visko yra nesuderinamų, tiesiog technologiškai suderinta viename. Tai vat ir gaunasi taip, kad aš perku produktą vieną, o jie atstoja man 4. Taip, irgi gerai. Taip, jau aptariam, žodžiu, savo rutinas ir ištroškom. Tai dabar tokie klausimai. Mes iš tikrųjų turim tokius ir savo špargalkės truputėlį. Mes turim savo taip špargalkę, bet mes šiandien norim pakalbėti labai aktualią temą. Žodžiu, longevity. Visi žino, visi kalba. Amžėjimas. Matom labai daug
tendencijų, gal sakykime, ir kosmetikos pasaulyje, bet ir bendrai, kas liečia ir papildus, kas liečia ir technologijas, bendrą visą tą požiūrį. Ir man atrodo, kad apskritai, bendrai kalbant, ilgaamžiškumas, tai dabar top 10 bus, turbūt bent jau kokį, nežinau, 5 metį. Ir dar viskas tobulės? Ne 5 metį. Tikrai, vienu žodžiu, čia šita problema tiek yra žmogaus, tiek jinai neįsiemama. Taip. Visi žmonės nori, vienu žodžiu, tiek yra žmogus, tiek nori, vienu žodžiu, tą sustabdyti jaunystę, paskui ją atgal grįžti ir taip toliau. Bet esmė tokia, kad vis tiek atsiranda kažkoks vienas skambus pavadinimas, tą turiu omeny, kad dabar visi įsikibo būtent į šitą. Padiskutuoja, pakalba, mada nenutola. Taip, tai vis skirtingai, tik tai anksčiau sakydom senėjimas, o dabar yra labai gražus žodis amžėjimas. Ir kitas atsirado, žodžiu, dar vienas priedas - ilgaamžiškumas, kaip išlaikyti save. Tai gerai, tai Karolina, vėl prie to pačio klausimo, ta prasme, ar mūsų dabar požiūrių galima, kaip čia, sustabdyti tą senėjimą. Vat kaip manai, pavyzdžių kažkokių turi, kas tai padarė? Man atrodo, kad kol kas kažkokių tokių labai rimtų pavyzdžių kaip ir nėra, bet yra vienas žmogus, kas man atrodo, kad ilgaamžiškumo toj visoje temoje ir pasaulyje tai padarė kažkokį perversmą vien dėl to, kad, irgi vėlgi žmonės mėgsta dažnai pasiskirstyti į 2 grupės, tai vieni sakė, koks beprotis, kiti sakė, wow, ką jisai čia daro, tai žmogus per metus investuoja, kiek, man atrodo, 2 milijonus. Žodžiu, Brian Johnsonas. Tai gal net pasistengsim įdėti jo Instagramo profilį, kaip atrodo tas žmogus, ir man atrodo, kad daug kas jį ir žino. Tai yra iš tech pasaulio multimilijonierius, o gal ir multimilijardierius, tikrai tiksliai nepasakysiu, bet esmė tame, kad žmogus investuoja, daro viską, leidžiasi savo sūnaus kraujo plazmą, turi savo specialią rutiną, kiekvieną dieną ta rutina nesikeičia, sportas, šviesos terapija, šviesos kepurėlė galvai, nuo slinkimo, daug visokių preparatų leidžiamų, geria, kiek jis ten virš 100 tablečių, man atrodo, labai daug. Pasi pusryčiai, pietus ir vakarienė. Aš manau, kad ten tabletės. Nežinau, kaip ta sveikata ten, ta prasme, realiai sunku suvokti, ar iš tikrųjų tai realu. Ta prasme, mes turim irgi suvokti, kad kas socialiniai medijai pateikta, kiek ten yra to tikro, ar tai yra ne marketingo dar koks tai triukas, bet jeigu žmogus deklaruoja visą tą savo gyvenimą. Jisai pasakoja apie jį ir Netflix'e yra išėjusi laida Don't Die, tai iš tikrųjų prie jo dirba mokslininkai kartu. Taip. Ir jie tikrina, žodžiu, kaip ir gydytojai dirba kartu, visi tikrina, ir žinoma, kad jis ir savo ir nepakenktų, nes yra, pavyzdžiui, vieni vaistai, kurie turi šalutinį poveikį, tarytum prailginti ląstelės gyvenimą, bet šiaip iš esmės, bijau žodžiu suklysti, bet iš esmės tai tie vaistai yra skirti vėžiui gydyti. Taip. Ir jisai daro mikrodozes, žodžiu, geria mikrodozes, bet bando save išlaikyti kuo ilgiau ten ilgamžišką. Kuo jisai labai giriasi, tai jisai giriasi savo erekciją, jisai giriasi savo kraujo plazmos persileidimu, žodžiu, iš sūnaus. Jie ten darė net kažkokį bendrą projektą, jis, jo sūnus ir jo tėtis dalinosi, tai tiesiog kiti vadina jį vampyru. Tai man atrodo, kad yra tam tikri niuansai, kurie yra jau truputėlį crazy. Mums atrodo, aš nežinau, kaip bus po 15 metų, gal tai jau bus apskritai kažkokia norma, bet iš esmės tai yra labai labai šiai akimirkai aktuali tema ir vienas iš tų tokių, sakyčiau, gal kur tiesiog žmonių, kurie kalba daugiau, tai va tas Brianas Johnsonas. Tai tikrai teko girdėti. Taip, tai teko girdėti ir manau, kad auditorija irgi tą tikrai įdomu. Manau, irgi. Aišku, tai čia nėra tas pavyzdys. Ne, čia nėra tas pavyzdys, čia ne mūsų, bet čia tiesiog toks įdomus faktas. Ir... tai ką, o kaip mes galim prisidėti, kokius žinom dabar pagrindinius irgi įvairiausius tuos tipsus, kurie pasiteisinę. Ilgaamžiškumo tema. Gal paėmam dabar tokį savo prizmę ne kaip medikai, bet apie maisto papildus pakalbėti. Ta prasme, tavo nuomonė ir taip toliau, nes dabar irgi yra tiek daug vartojama visko. Taip. Bet ten tikrai neseka gydytojai. Ne, taip. Tiesiog daug vartojama yra maisto papildų, kur pats žmogus nusprendė, kad jam reikia ir jis juos naudoja.
Ir to pasakoje irgi nėra viskas visada labai gerai. Aš tik tais galvoju, kad irgi iš to pačio išeina išplūtė, kad vėlgi norint vartoti papildus reikia, jeigu tai nėra sudaryta sistemingai gydytojo, tu turi žinoti, ko tau trūksta. Faktas. Tai turi būti atitinkami kraujo tyrimai. Taip, man atrodo, kad pirmiausia. Vis dėlto paskirta. Aš irgi turiu šitą nuomonę šitų klausimų. Galbūt yra kažkokie papildai, kuriuos ten galima vartoti ir tu nieko kaip ir savo nepasidarysi blogo, jie pasišalins su šlapimu, natūraliai ir viskas. Bet pavyzdžiui, kalbant apie ilgamžiškumo temą, tai žinom tikrai, kad gliutationas, kas yra puikus antioksidantas, su juo tikrai viskas yra super, jau turi pakankamai tyrimų. Tada viena yra medžiaga, apie kurią dabar pastoviai visi kalba, dvi, sakykime, NMN. Aš neištariu pilno to nikotidami, ten yra keiksmažodis, tai aš tokius stengiuosi neištarinėti, ir NAD+. Ir šitoje vietoje vis tiek vėlgi yra jau ir pasiskirstimas nuomonių. Vieni, žodžiu, ten celebričiai žvaigždės leidžiasi ir galvoja, kad tai yra super duper. O kiti, kaip pasakyti, specialistai iš medicinos pusės pasako, kad žiūrėkit, hebra, jūs stimuliuojat, bet jūs žinote, ką jūs galite sustimuliuoti. Taip, tą patį ir tą gėrį, ir tą blogį. Ir tą blogį. Bet iš esmės čia matai, visur yra tos va dabar nežinios, kada yra tai nauja. Kada tai nauja yra, taip. Visada, ta prasme, tos naujienos yra šiaip ir kažkam vėlgi ir patogu daryti tokį sąmyšį, nes tai yra irgi verslo forma savotiška, kada yra to sąmyšio daug diskusijų socialinėje erdvėje, kas čia toks, visi domisi ir taip toliau. Manau, kad dar ir čia paslėpta, bet tai jo, visiems, bet jeigu jie yra jau kaip čia pateikta kaip medikamentinis, pavyzdžiui, produktas, tai jis vis tiek, kad praeina visus klinikinius tyrimo etapus, tai kaip ir saugus, bet papildas jisai šito neturi. Taip. Ir papildas dažniausiai, aš ir tokių nuomonių labai išgirdus esu, gal ir nepopuliarių, tai man, pavyzdžiui, gydytojai yra sakę, kad geriau jau įsitirti, ko tikrai trūksta, naudoti geriau, jeigu jo trūksta medikamento formoj vaistą, užpildyti ir, vienu žodžiu, ir tada tokių papildų kaip ir nereikia. Geriau rinktis kaip medikamentą, bet kuris būtų kaip maisto papildas. Taip. Nes jisai turi visus klinikinius tyrimus, jisai yra ištirtas, visos kontraindikacijos ir taip toliau, nes maisto papildai to neturi. Plius maisto papildai vis tiek būna dažniausiai tos mažos koncentracijos, kurios, vienu žodžiu, neduoda to norimo rezultato. Ir tada toks ir kyla, kad vieniem labai geras būna ištraukti vieną pavadinimą, ten kažkokį kolodianą. Labai geras, nes, vienu žodžiu, jisai visai, jie net nežino, ką naudojo, kokios tos koncentracijos, tai tiem labai prastas, nes, vienu žodžiu, nes visai netokį tą produktą naudojo, o kolodienas vienodai skamba. Taip. Tai čia pirmiausia tai turi. Taip. Vieni gal tiesiog pasidomi giliau, plačiau, kiti visai nepasidomi. Ir šiaip tiesiog nereikia pamiršti, kad taip, vitaminams visiems yra taikomi visiškai kitokie reikalavimai ir tas daug ką pasako. Čia toks iš visų tom koncentracijom juk yra rekomenduojama paros norma ir kartais tu ten būna pasižiūri, turite ten gerti, žodžiu, tokia koncentracija, turite gerti 2 tabletės per dieną, bet kai pasižiūri šiaip vis normas, tai žiūri, kad tu nedasieki tos normos. Taip, tai yra, žodžiu, iš esmės tai yra ir gerų tų papildų, bet lygiai taip pat yra ir daug blogų. Nepamirškim, tai yra didžiulė rinka. Tai yra tiek jautri taip. Kategorija yra sveikata ir grožis. Taip. Tai čia ant šito daromi yra, ta prasme, tai nebloga forma, tai yra dideli pinigai ir kur visi nori šitoje rinkoje turbūt būti. Taip. Ir kaip ir minėjau ankstesnėse mūsų podcasto formatuose, kad, vienu žodžiu, čia dabar yra sugebėjimas, ta prasme, atsirinkti, nes dabar kaip čia, marketingai ir ta reklama pasidaro bet kokio lygio ten. Taip. Ir tas prastas produktas, todėl kad jam jisai nusisamdo, kas tą kokybę padarytų. Tai turbūt, kad jau giliau, ką geriam, ką naudojam ant kūno, ką į vidų, tai turbūt reikia patiems šviestis. Patiems reikia šviestis ir aišku, jeigu yra poreikis, tai kreiptis ir į specialistus. Gerai. Galėtų pagelbėti. O dabar tada kalbam apie procedūras, apie injekcijas, apie
Apie mūsų kabinetuose procedūras mes injekcijų nedarome, mes darome, vienu žodžiu, veido procedūras, kurios kitokio yra tipo, bet iš esmės, kokios pasiteisinė yra procedūros tavo akim, kad vienu žodžiu arba kokios problemos, ne taip sudėliau sąjūtinį. Iš tikrųjų, kas pasiteisinė ir kokia ryškiausia problema yra senstančiam žmogui, apart raukšlių, kas dar sendina žmogų. Kas dar sendina žmogų? Jo. Apart raukšlių? Tai pigmentas. Pigmentas, taip. Pigmentacija, tonusas, pigmentas, su to viską praradom. Ir dabar visur, kur tik forumuose, konferencijose, tai visur eina apie ir tos raukšlės gimsta. Viskas va čia nuo mūsų atmosferos ir saulės spindulių, kur mes nesaugom, yra nuo mūsų tos stiprios higienos ir mes neturime, ta prasme, kadangi mes tą stiprią higieną turime dėl kitų tų problemų, kurie organizme. Tai mes ir kaip čia, neturim tos kokybiškos apsaugos ir tam veidui. Nesudarom ją dėl lygų, kai kurių ten riebios odos ir taip toliau, tai bet griebi mūsų tada tą pigmentaciją. Jo, kaip sakėm, šiaip Lietuvoje irgi jos labai daug yra ir nuo saulės tas senėjimas, ne nuo saulės ultravioletinių spindulių labai ryškus yra senėjimas. Mes turime saugotis ir nevelti tos kultūros rytietiškos, kur vienu žodžiu saugo, tos savarankiškai ten išmonės, tos ten kažkokiais tepalais, tai jau yra nuo seno. Nuo saulės saugoti. Ir iš to nuo to saulės, nuo ultravioleto, tai ir gimsta tos visos giminingos. Ir tos raukšlės yra elastingumas ir tos drėgmės praradimas ir taip toliau. Viską, žodžiu, tai bendrai. Ką mes galime, ką mes rekomenduotume? Ką mes rekomenduotume, tai ką mes savo kabinete galim rekomenduoti. Tai pavyzdžiui, tai aišku, kad rūgštys, cheminiai pilingai. Tai čia yra meilė. Čia yra mūsų didžiulė meilė. Taip. O kitas niuansas, aišku, kas man asmeniškai labai patinka ir kur aš matau gerą rezultatą, tai kolageno indukcija, jeigu taip, o iš esmės mikroadatinė terapija. Taip. Jeigu iš tokių labai elementarių norit rezultato, norit, ta prasme, jo pakankamai greitai, sąlyginai, ar ne? Ir netgi ten kai kurios procedūros, tai gali tikrai, kaip vadinamos, schistų lazerių. Gali ir taip suveikti. Teisingai. Ir iš vis dabar tokie mikroadatinė terapija aplamai toks naujas gimsta renesansas. Taip. Jis dabar labai yra ant bangos, dėl to, kad mes jau turime rinkoje labai daug variantų tų kokteilių vadinamų problemom spręsti. Ir taip, toksai vienas iš veiksmingiausių būdų ir greičiausiai pasiekti rezultatus. O jeigu mes dar dubliuojam su rūgštiniais pilingais, tai yra wow. Ne? Tai yra tiesiog tobulas rezultatas. Bet jo, dabar ką pastebiu, tai labai dermatologai, pavyzdžiui, anksčiau žiūrėdavo į tą mikroadatinę terapiją, kad, žodžiu, nesąmonė. Mes nekalbam apie dermarolerius. Žmonės, nenaudokit dermarolerių namuose, nereikia. Bet mes kalbam apie mikroadatinę terapiją, tai tiesiog kada yra aparačiukas su tokia vienkartinė adatėlė, visada yra sterilu ir taip toliau. Tai anksčiau dermatologams šitos procedūros kaip ir nereikėjo, o dabar jie jau nori irgi tą procedūrą savo turėti, todėl kad normalu, rezultatas yra geras. Tai yra greitas gijimas, ta prasme, aplamai kai kuriais atvejais ten to beveik net nesimato tos kažkokios mikrointervencijos. Tai labai greitas rezultatas, nėra jokio kažkokio periodo, kad atsistatyti ten, žodžiu. Labai minimalu. Gal atrodytų klientam iš kitos pusės tai, kad yra tas atsistatymas ir ganėtinai ilgas, bet lyginant ten kažkokį CO2 tą patį ir mikroadatas, tai čia juokingas tas atsistatymo laikotarpis. Nes matau, kad tikrai susidomėjimas tai neina net apie Lietuvos dermatologus, tai yra užsienio. Aš taip tą ir turėjau šiaip mintį. Užsienyje vėl dabar. Lietuvoje kol kas mačiau kokie 3 dermatologai, tai būtent jie su tam tikrų gamintojo ten tuo mezopenų pavadinimo, tai gal nesakysiu, bet esmė tame, kad vis matau, kad vis rengiami yra jiems mokymai, tai kokius 3 kokius mačiau, bet jau matau, kad tas susidomėjimas ateina, kai užsienyje tuo tarpu matau, kad labai dažnai dirba ir labai sėkmingai dirba. Tai vat ateina klientai ir kartais pastebi, kaip
to senėjimo požymius ir kurie va tau iš veido, iš kūno, kurie pirmiausia išduoda tą amžių. Nu, vat tau, kad išduoda. Man kas išduoda. Arba kokie požymiai. Šiaip tai tikrai vėl aš čia sugrįšiu ir nebūtinai tai bus tos raukšlelės, dažniausiai tai tikrai būna kažkoks pigmentacija, paglėbimas. O kokios zonos išduoda? Rankos, kaklas. Nu ir pakiai. Taip. Bet pakiai kartais net ir jaunam žmogui. Nebūtinai, nes kartais, pavyzdžiui, aš pati turiu įprotį, šiaip aš turėčiau dažniau nešioti akinius. Ir aš jau iš manęs tai juokiasi visi, nes jeigu sakyčiau, tik vyras meluočiau, zoominis sako, tai prisitraukti. Tai aš tiesiog, tai čia yra vėl tas mimikavimas ir dažnai juokiesi, tiesiog tu toksai. Tai iš esmės taip. Tai man išduoda rankos ir man išduoda kaklas. Vėlgi, kokia yra problema, nes dažnai pas visus rutina pasibaigia iki čia, SPF pasibaigia tepimas iki čia, o aš, pavyzdžiui, dabar net ir primenu klientams, sakau, nepatingėkit, vairuojat, biški užsitepkit ant tų rankyčių, kol tą vairą sukiojat. Jo, rankas, mes kosmetologai labai, kaip čia, negalim pasidirbti tom, bent jau aš, gražiom, todėl kad labai daug krūvio, yra vienkartinės pirštinės. Ir čia tu kartais ir labai dideliam priežiūrom negali kažko tai išlaikyti, nes krūvis yra didelis ir vien tik rankom dirbam realiai, dar su galva. Taip, dar galva kartais įsijungia. Bet iš esmės tai taip, kaklas yra didžiausia ta problema ir vėl grįžtam prie to pačio, tas pigmentacija, kur žmonės nelabai identifikuoja dar kartais kaip problema tos pigmentacijos, nes jiem kažkaip užsifiksavo, kad raukšlės yra tas senėjimas. O veido spalvos jau tas nevientisumas, atsiradusi senatvinės dėmės, kur yra kažkokių tų plėmų, kurie jie nežino ir tikros priežasties, dėl ko jie atsirado, tai yra jau rodymas odos senėjimas, kada oda nebegeba atsistatyti, atsiregeneruoti, jau viskas, jos išeikvotos visos energijos, visa energija ir mums reikia, vienu žodžiu, dirbtina forma, skatinti pagalbą procedūrų, ypač rūgštinių pylingų, skatinti odą atsinaujinti ir taip jie jauninti. Pakalbam dabar, Jolanta, apie mitybą. Irgi lygiai taip pat svarbu tam ilgamžiškumui ir dabar visi, aš pastebiu, skirtingos kategorijos skirtingai skiria dėmesio, žodžiu, ir tam sveikam maitinimuisi. Vienu momentu čia buvo labai populiari gydytoja, aš labai gerai atsimenu, nes ir mano močiutė ją kreipėsi, žarnyno valymai visi. Aišku, aš apie ką kalbu, ne? Ir ten tam tikri mitybos planai, visiems tą kukurūzų košę kišdavo, nors šiaip iš tikrųjų ten nelabai ko naudingo tą kukurūzų košę į mano galvą yra. Bet iš esmės tai dabar aš matau, kad yra labai stiprus trendas, kaip anksčiau būdavo truputį kitokie, dabar yra stiprus trendas sveikos gyvensenos bendrai paėmus. Ir žiūrėti, ką valgai, žiūrėti, ką, žodžiu, tas visas toksai, kad daug antioksidantų, daug riebalų, daug baltymų, taip toliau ir panašiai. Kaip pačiai Kaip atrodo, kaip sekasi tai daryti? Šiaip tai pastoviai čia yra toks darbas. Pastoviai su to mintim yra, kiek įmanoma tai padaryti. Kartais, kai nuo darbo ritmo irgi priklauso. Jeigu tu, ta prasme, dirbi daug, tai suderint sunku kai kurios dalykus, bet norėjau labai pavyzdį, kaip žmonės, klientai nori ir mes, tik tai tu suvoki, labai greitai, kad tas taip įvyktų, kad tas kūnas taptų lieknas, kad ta veido oda taptų graži, kad vienu žodžiu tu būtai sveikas, bet kaip mes matom tuos, dažniausiai garsiausius pavyzdžius gražių moterų, ten Holivudo žvaigždžių, kaip pavyzdį, čia, kad kažko tai neužkaminti vieno, tai iš esmės pats žmogus kartais, kai tu žinai tą virtuvę, kiek ten daug to darbo, kiek ten to sporto, badavimo, režimo, ten yra nuolatinis darbas, ta prasme, ir turim truputėlį nepainioti plastinės chirurgijos, ta prasme, hormoninės terapijos, ir ten pasiektas tas rezultatas yra
dideliais labai pinigais ir, ta prasme, daug investicijų, specialistų daug ir ten, ta prasme, kaip mes matom tą moterį kartais, vienu žodžiu, tą 60, kur, nu, vat, kaip Demi Moore, kur yra tas iš tikrųjų kaip pateikiamas, kaip toks idealas tos jau, vienu žodžiu, brandžios moters. Tai iš esmės ten labai daug yra darbo, daug krūvio, daug pastangų, daug visko. Tai kartais žmonėms sunku suprasti ir jie nori tokio rezultato ir nepavyksta ir tada viską meta. Nu, todėl, kad nori visko dažniausiai šiaip, ta prasme, žmonės, mes visi esam nekantrus. Yra vienetai, kurie turi tą tokią kaip tikro sportininko, sakykime, ištvermę, kad tu žinai, koks tavo tikslas, tu eini link to. Tai vieni gal kažkur ten stipriau savo profesiniam kelyje, va tai eina link to tikslo, kiti kažkur ten su mityba, savo savęs priežiūra ir taip toliau. Tai čia visur reikalinga laikas. Tam tikrais momentais tikrai ir finansai, nu dabar šiaip iš esmės maitintis labai sveikai, nu tikrai yra šiokia tokia, aš manau, kad kai kuriems žmonėms yra prabanga. Taip, bet Karolina, čia mūsų pateiktas toksai irgi tas toksai, mums viską parduoda, supranti? Jeigu tu paprašiau vienu žodžiu žiūrėti, tai man vyras labai gerai yra pavyzdys su sportu pateikęs. Nu, man, ta prasme, mes galvojame, mums reikia įti sportuoti, tai reikia ten ištaikyti laiką. Sako, tu kaip nori, sakė, užsidedi senus sportbačius ir eini į lauką bėgti. Prasme, nieko nereikia tau, nei asmeninio trenerių, nei brangių sportbačių. Jeigu tu nori, ta prasme, aš kaip buvau paauglė, aš taip ir dariau. Net nebuvo kalbos apie kažkokį. Jeigu tu tai nori padaryti, o dabar tu turi kažkokią madingą salę įsirinkti, drabužius, tavęs nemotyvuoja, jeigu yra iš mados išėję. Jeigu iš mados išėję ne alo joga šiuo metu. Ta prasme, tavęs nieks nemotyvuoja, nes tau reikia, tu net nenori pradėti, nes tau reikia visko tiek investuoti į save, tau nieko nereikia, realiai. Tau reikia ir maitintis nėra brangu, jeigu vienu žodžiu, jeigu tu labai protingai mastai, nėra brangu, nes svoris krenta nuo kalorijų deficito. Taip. Tai realiai, tai vienu žodžiu, tikrai kokybišką susidėlioti mitybą gali ir gali nebrangiai. Labai paprastai, kiti tiesiog labai aš gal pati duosiu pavyzdį iš savo mitybos raciono, nes šiaip iš esmės aš esu visavalgė, aš valgau viską, bet aš savo darbo dienomis aš turiu savo režimą. Ta prasme, tas mano režimas yra, kad aš ryte labai greitai pasiruošiu, ką aš nešiuosi darbą ir ten tie patiekalai tai atrodo labai paprastai, nes ten tiesiog nieko daugiau nėra, kaip išsiverdu grikių, įsidedu į termosą, aš pasiemu ten sūdytos lašišos arba tiesiog įsidedu kokį 100 gramų geras avokadas truputėlį su citrinpipiriu, porą agurkų, tada dar ten žiūriu, ką dar turiu, nu va tokio granolos pasiruošiu. Viskas irgi be cukrės. Labai paprastai, tiesiog ir nieko, tai man užtrunka, aš kiekvieną rytą atsikeliu, tikrai spėju pasiruošti, nemeluoju, uždedu tos grikius virti visą kitą 5 minutės. Nesuvalgo daug laiko, bet aš ir pati neprisivalgau nesąmonių, nes praeitais metais pas mane buvo tikrai pas pačią neblogas prieaugis, mačiau ir ant odos, ant visur, todėl kad nepasilieku tarpo, kada pavalgyti, neatsinešu. Aha, atsidarai tas slaptas stalčiuką, kur skirtas klientam ir kokį vieną saldainį. Antras. Lygiai tas pats mano krūvio, didelio darbo krūvio, dabar esu apsimažinus, nes mano truputėlį ten keičiasi ta veikla. Tai lygiai tas pats, prasme, aš jaučiausi įsekusi dėl to, kad tu nepasilieki tarpo ir ta prasme ta mityba padrika. Tuo mini saldainiui tos tarpo, žodžiu, gaunasi ne mini saldainiui. Tu nieko neduodi tam organizmui tos kokybės. Tai man atrodo, rezimuoti reikia taip. Nereikia mums siekti, vienu žodžiu, kažkokių tų žvaigždžių dietų. Viskas yra daug paprasčiau nuo požiūrio priklauso. Va dabar, viskas prasidėjo, geriausio orai, nori, tai nebūtina bėgti, vaikščioti. Vaikščioti, tai kam? Tai ta prasme, vaikščioti yra labai apskritai naudinga ir mentaliniai sveikatai viskam. Yra labai daug tyrimų. Man viena klientė pasidalino tokią paprastą formulę, žodžiu, lieknėjimo. Sakė, geri orai buvo praeitą vasarą iš tikrųjų labai gera. Sakė, vienu žodžiu, mes nusiperkam kavos, degaliniai. Ir sakė, taip visą pasiimu draudė pačią geriausią, kur plėtkinti galiu. Ir sakė, varom, sakė, grįžtam 12.
Prašau, bet iš tikrųjų. Sakė, taip smagu, sakė, taip einam rajonais, kvartalai, žodžiu, einam, grįžtam, sakė, vyrai skambina, kurius. Ai, mes jau dingam, žinokit, su ta kava ir su visko. Paprasčiausias patarimas ir iš tikrųjų nereikia tos tik fantazijos grįžti į tą, jau mums fantazijos reikia į realybę grįžti. Taip. Į paprastumą fantazijos, nes viskas mums patikta yra nepaprasta, kažkas sudėtinga, kažkur paslapčia, kažkas tai. Viskas paprastai, žinok, man kaip pasakė, man aš buvau ir nedaėjo, man kad taip gali. Tiesiog išeit pasivaikščioti. Išeit, sakė, išeinu su draugė, kur ten nežinai būna, manau, kad mes numestume. Mes tai tikrai numestume. Tiek prisivaikščiotume, tiek prisikalbėtume, užtenka mašinai, važiuojam, pasiskambinam valandą laiko, dar sėdžiu prie namų, dar jo, ne, tu jau turėt, ne, tai dar pakalbam. Tai turbūt mes į užsienį važiuotume, kartu nejaustume. Ne, nejaustume, tikrai varytume visas pusės važiuoju. Tai paprastas patarimas yra turėti kartais nedaug draugų, bet vieną gerą. Taip. Su kurio gali daug ką gyvenime padaryti. Taip. Daug ir šiaip gyvenime, ir lengviau viską, paprasčiau. Tai va. Nu, žodžiu. Jo, pabaigiam gal apie tą ilgaamžiškumą. Iš esmės, tai man atrodo, kad yra daug labai, jeigu sugrįžtant prie tų visų medicininių prietaisų, vėlgi viskas keičiasi, gerėja, tobulėja. Dabar ant topų yra šviesos terapija, tai visi namuose nusipirkė ir didžiulės paletės. Šiaip prisipažinsiu, aš pati labai noriu ir tikrai manau, kad į naujus namus jau būtinai aš ją pasimsiu. Ten drabužiniai pasistatysiu, kol darysios rutiną, tikrai bus apšviesta kaip raudonųjų žibintų kvartalas. Tai, bet šitoj vietoj tai svarbu tiesiog atkreipti dėmesį į gamintojų parametrus, ne? Taip, vėl ta pati čia tas... Ozono terapijos dabar irgi labai... Filtras visas yra tos informacijos, kada turi atsirinkti kokybišką prietaisą, vienu žodžiu, nepirkti alternatyvių, pigesnių variantų, tų pamokų pilna, mes turim patys iš savo patirties, vienu žodžiu, kai visada pataupai ant kažko, tai ant batų, visada gaunasi taip, kad tu nusipirki ir tos prasus ir dar nueini vis tiek tos geras. Ir vis tiek tas gerus nusipirki. Tu dvigubai smoti, visur turi kažkur tai įsigryninti, ar tau kažko tai reikia, o taip technologijos dabar tikrai labai aukštam lygiai visur kosmetikoje naudojamas ir namų priežiūros priemonėm ištobulinta, tai tikrai galima tų įrankių visur yra paprasta ir nebūtinai jų turėti tiek reikia, kaip mes ir kalbėjom, kad vienu žodžiu kažkur tai paprasčiau reikia mąstyti ir tas senėjimas priklauso nuo tavo pačio veikimo. Ir vis dėlto aš gal čia bus nepopuliari mano nuomonė, bet aš tai galvoju, kad kartais kažkokį tai... Mane labiausiai gyvenime, kas gąsdina, tai aš jau kažkada sakiau, yra fanatizmas. Ir kad visose vietose vis dėlto yra svarbiausia palaikyti balansą. Ir kartais, jeigu norite vyno taurę su draugė, nieko tokio. Ir kartais, jeigu norite daugiau sūrio pavalgyti, nieko tokio, bet svarbiausia, kad visą tai atsvertų kažkoks sveikas, teisingas požiūris. Ane? Taip. Tai turbūt, kad taip ir baigim. Taip, tai turbūt šiandieną taip ir baigsim savo podcastą. Trumpai papasakojom kažkiek ir apie tą ilgaamžiškumą. Man atrodo, kad čia tokia tema, kur galėtume dar įsiplėsti daug. Turbūt, bet tik tiek, kad, vienu žodžiu, visko po truputėlį. Gal ateina kitos, ta prasme, turbūt ir žmonės keičiasi ir tų minčių. Taip, gal susitikę po metų mes kitaip kalbėsim. Mes gal dar kitaip kalbėsim, jau gal žinokit, būsim tiek prisipirkę visokių ilgaamžiškumo aparatų ir su kepurėlėm čia sėdėsim šviesos terapijų, ozono kapsulę visą. Turėsim ką papasakoti, tai va. Ir toliau mes mėginamės, bandomės naujos kosmetikos, naujovėmis visokiomis ir toliau šviesim. Toliau šviesim, toliau grožio reikaluose stebinsim ir ką, primenam tiesiog, kad Karolina ir Jolanta. Jeigu kas nors pamiršo, tai čia mes. Susimatysime kitose mūsų laidose ir stengsimės vis kviestis įdomesnius, vien už kitą įdomesnius pašnekovus. Taip, žodžiu. Įdomesnius už save. Nes dviese, tai kai įsikalbam, tai įsikalbam. Viskas tada iki kitų kartų. Iki bučkiai. Ate.